Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki. Nuolankios, nekeliančios balso tono, klausančios tėvų nuomonės ir paklusnios savo vyrui. Tokias mes įsivaizduojam Azijos šalių moteris. Ar iš tiesų jos tokios? Pasakoja iš Kambodžos atvykusi Jelin. Ir taip ir ne. Anksčiau jos dažniausiai buvo tokios. Mūsų augino mokydami, kad turime būti geros, švelnios, grakščios ir elegantiškos. Moteris turėjo visą tai išsiugdyti. Šeimos iš jų to tikėjosi. Visa visuomenė tikėjosi. Lygindama vakarietes ir azijietes galiu pasakyti, kad azijietės privalėdavo tokios būti. Bet šiandien keičiasi gyvenimo būdas visame pasaulyje. Gyvenime atsirado daug atsakomybės už vaikus, dėl darbo, dėl socialinės veiklos. Visa tai kuria spartų gyvenimo tempą, nebelieka laiko savo reikmėms. Galbūt lyginant su lietuviškais stereotipais, kur moteris yra veiklios, darbščios, pačios užsidirba pinigus ir tvarko savo gyvenimą, kambodžietės atrodo nuolankesnės daug, kadangi daugeliu atveju vyras šeimoje yra pagrindinis pajamų šaltinis. Norint pasiekti tobulumą, reikia laiko ir kantrybės. Labai retai matau grakščią, gerai išsilavinusią ir prideramai besielgiančią moterį Azijoje. Bet tokių yra. Kai tokią pamatysit, iškart suprasit. Taip pat norėčiau užsiminti apie europietes. Mačiau čia tikrai elegantiškų, gerai išauklėtų, atvirų pažiūrų moterų. Tokių, kuriomis gėrisi moteris iš Azijos. Manau, kad Jelin yra savo šeimoje perlas ir netradicinis žmogus visoje toje Kambodžos kultūroje. Jos išvykimas į užsienį gana ankstyvam amžiuje, 16 metų Australiją mokytis, pakeitė jos mąstyseną ir pamatė, visai kitokį pasaulį, laisvą pasaulį, kur kiekvienas žmogus priima savo sprendimus ir, kaip ir bet kam, manau, kad jai tai patiko ir savo namuose jinai yra, šiek tiek kitokia negu visi kiti. Kadangi, savo gyvenimą kūrėsi pati ir yra mažiau galbūt priklausoma nuo šeimos ir mažiau būna kartu su šeima, kur, manau, yra visą laiką gera grįžti ir pabūti tenai vėl, bet ir smagu, kad jinai bando tą gyvenimą sukurti savarankiškai. Mano mama tikėjosi, kad būsiu namuose, gaminsiu valgį, tvarkysiu namus. Mūsų kraštuose baigti mokyklą 12 klasių yra laimė, nes dažniausiai moterys iki baigimo jau būna ištekėjusios. Pavyzdžiui, mano vyresnioji sesuo ištekėjo 17. Kita sesuo 20, o aš 24. Tai daug vėliau neįprastai, nes gyvenu naujoje eroje. Baigiau mokslus Australijoje. Mokslo siekimas bei keliavimas yra laikomi blogais dalykais ir uždrausti. Kai pradedi ieškoti asmeninės laisvės, ištrunki iš standartų. Tada tave laiko bloga mergaitė. Prie namo yra tokia lauko virtuvė, kadangi šilta ir nereikia būti viduje, kur yra pagrindinė moterų darbo ir laiko leidimo vieta. Ir ten jos ne tik, kad seserys, bet ir ten galbūt ir kažkokie tai tarnai, ar ten didelė kompanija, leidžia dienas, ruošia maistą, ruošia dideliai šeimai. Mano tėvai, mano giminės, kuriems daugiau nei 35, mane žiūri kaip į maištininkę, laisvės siekėją, o tai nėra mėgstama visuomenės. Vyrams toks titulas gal ir priimtinas, bet moterims ne. Iš savo kelionių ir įsimokslinimo patirties supratau, kad vien dėl to, jog visuomenė iš anksto priskiria man kažkokią kategoriją ir tikisi, kad stovėsiu virtuvėje, dar nereiškia, kad turiu tuo vadovautis. Tai pagrindinė priežastis, kodėl aš keliauju ir ieškau savojo gyvenimo. Tai vis dar nėra priimtina. Mano šeima manęs nepripažįsta, nes aš keliauju. Supratau, kad tai mano gyvenimas, mano kelionė. Aš gimiau ir turiu ieškoti gyvenimo prasmės, kuri būtų geriausia man. Sukūriau daug nesutarimų tarp mano ir tėvų santykių, bet bėgant laikui vis lengviau susitaikyti su šia mintimi. Tačiau iš esmės taip nederėtų elgtis. Teko stebėti tradicinius kambodžiečių šokius, kažkokius tai ten pristatymus, tai tenai, žinoma, makiažas yra labai ryškus ir kartais netgi kaukės naudojamas, kad paryškinti tą dalyką. Tai taip, jos, matyt, čia yra toksai tradicija, kaip moteris turi atrodyti viešumoje ir galbūt šiek tiek, daug paprasčiau tai atrodo namuose. Kai grįžtu namo, matau, kad moterys nelabai skiriasi apranga ir papuošalais. Visos gražiai pasidažo. Kartais noriu išsiskirti, tad tenka naudoti ryškias spalvas bei stiprius, dramatiškus aksesuarus, kad pasipuoščiau. Šiandien jau taip nedarau, nes matau, kad ir taip išsiskiriu. Iš esmės didelio skirtumo tarp klasių nėra. Skiriasi tik blizgučių kaina, bet iš toliau viskas atrodo labai panašiai.
Daugiausiai žmonės taip rengiasi per šventes. Jei kalbėsim apie kasdieninę aprangą, kaip pavyzdį, galim paimti mano seserį. Ji nenaudoja makiažo kasdienėms reikmėms. Pasidažo, jei eina į vakarėlį, dalyvauja vestuvėse ar draugų sužadėtuvių vakarėlyje, religinėse ceremonijose. Tokiomis progomis visos įsidažo. Aš naudoju įprastas priemonės dieniniam makiažui. Mūsų laidos herojė teigia, kad Lietuva puikia šalis gyventi ir visapusiškai tobulėti. O mes turėtume džiaugtis, kad galime laisvai rinktis savo gyvenimo kelią. Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.